Gerą dieną, ponios ir ponai. Minuso už lango nebėra, plus 15. Vėjas labai silpnas, sniegas beveik nutirpo, įšalo nėra ir mes pagaliau išsiruošėm į paieškas. O šiandien vykstam į mišką, į miško aikštelę tiksliau. Ten buvo kadaise sena didelė sodyba. Gerą dieną dar kartą visiems. Tai va ir atvykau šitą savo paieškų vietą, va tokia va aikštelė miške. Ten po dešinę pusę jau praktiškai viską iškirto. Liko tik tai siauras ruožas miško. Bet ne tam esmė yra ta, kad į šitą aikštelę įmanoma įlįsti tik tai pavasarį, kai būna žiemą sniego neblogai ir suguldo visą žolę, o vėliau ta žolė išauga labai didelė iki kelio ir aukščiau ir su ryte šansų pabraukyti nėra. Tai užtaikiau šansą, dar matot sniego yra truputį, užtaikiau šansą ir atvažiavau. O kas čia per aikštelė? O aikštelė yra tokia, čia stovėjo labai didelė sodyba, detektorius nugriuvo. Čia stovėjo didelė sodyba labai ir kas yra gerai, kad jis stovėjo tik cariniais laikais ir tarpukarį. Vėliau jau čia nieko nėra. Čia viskas švariai išvalyta, atrodo, kad nieko ir nebuvę. Bet esu aš jau čia buvęs 2 kartus ir abu 2 kartus neišvažiavau tuščias, tai ir carinių monetų čia papuolė, ir tarpukario Lietuvos centų, litų neradau, čia tik centų, sidabrinės tik 2 monetas, man atrodo, radau čia 10 ir 15 carinių kapeikų, o kaip bus šiandien, tai mes pasižiūrėsim. O kol kas tiek, likit su kanalu, einam, ieškom, randam. Na ir ką, pirmas signalas ir išpuolė pas mane 10 pfenigių. Dar išlikęs, šiaip tai jie nelabai išlieka, o šitas tai išliko normaliai. Įmam. Čia signalas toksai pusiau į minusą 30, 35. Na, pasižiūrėjau. Kartais ir po tokiais. Būna ne tik aliuminio vėla. Na, čia vėlos mažai iš tikrųjų. Kažkur čia turėtų būti. Tai dabėjai man atrodo. Panašu, kad čia kažkur jaučiu. Neiškasiu. Dabar čia kažkur aplipę. Kas čia yra? Nesuprantu. Ava. O, matau, kas čia jau yra. Einam prie vandenuko. O čia, bičiuliai, turime va kryžiuką va tokį. Senas šitas carinis tikrai. Šventieji iš abiejų pusių. Nenulūžus. Kilputė yra super. Gražus daiktas. Įmam. Čia signalas 47-49. Panašiai toks. Na ir žiūrim, kažkaip čia. Šį kartą pas mus iškris. Duobė turėtų būti. Tas mūsų signaliukas kažkur čia. Ne, nejaučiu. O čia va. Na čia jaučiu. Kažkur čia. O va, čia. Pasisuksiu tą pusę geriau matysis. O čia matau yra apvalus. Tai, ponios ir panai. O čia yra sovietikas ir dar jis yra va taip va prašautas. Einam prie vandenuko.
Na tai va. Kažkas 1939 metų. Kažkas taiklus buvo. Arba šoja iš arti. Na, nelabai dažnai pasitaiko tokios prašautos monetos, bet karts nuo karto, kaip mato, tokios monetos papuola. Įmam. Čia signalas 8894. Kažkas tokio. Tikiuosi kažkas įdomaus šį kartą iškris. Nes jau šitų šiukšlių prikasiau belekė. Čia kažkas šitas. Čia kažkas tuose krūvose yra kažkur. Čia kažkas. Kur? Avo. Avo, račiai. Ponios ir ponai. Čia pagal dydį tai turbūt 5 kapeikos. Turėtų būti 5. Jo, taip ir yra. Nuo metų aš čia neįsižiūrėsiu. Turbūt. Bet dar reljefas matosi. Rerelis matosi, va. Va tokia va moneta. Gražuolė. Įmam, einam, ieškom, randam. Čia signalas 50-52. Na šitų. Gerai, kad nors čia žemė minkšta, tai čia kažką girdžiu. Rėkia. Iš tos pusės bus geriau. Nebus šešėlio. Pažiūrim, kas čia yra. Čia kažką jaučiu. O čia kažkas. Čia. O čia vyručiai. Ponios ir ponai. Čia yra saga, matau. Čia yra saga. Auselė. Nesuprantu dar. Jau auselė neišlūžus. Ir čia yra saga numeris 2 tokia. Iš carinės Rusijos kario munduro. Gražiai išsilaikius, gražiai patiną užsidėjus. Šauniai. Man patinka sagos tokios gražios. Įmam. Signalas buvo šiam 6, šiam 8. Panašiai toks ir va toks va. Sidabrinis žiedelis iškrito. Greičiausiai iš monetos jis padarytas, nes ženklų jokių nėra. Sulankstytas. Na, greičiausiai bus iš monetos. Sidabrinis tai tikrai. Apsinešęs truputį. Toks va. Žiedelis įdomus. Įmam. Čia signalas ryškus ir švarus. Nuo 7-7-4. Čia va ta vieta kažkaip nelabai užteršta. Signalų čia mažai, bet jeigu jau kažkas papuola, tai papuola įdomesnio. Dar neiškasiu. Nu čia. Čia šitoj krūvoje, ponios ir ponai. Tai pasižiūrėsim. Dėjukas, nu čia kažkas. O čia matau. O čia mes turim. Ja, čia kažkokia saktelė. Truputį pavalysiu. Aš ją. O, kokia. Va, tokia va. Saktelė. Nuo kažko buvus. Patiną užsidėjus.
Čia gal nuo arklių pakinktų kažkokia tokia tvirtesnė, matosi daryta. Įdomi. Įmam. Signalas 56 buvo. Ir va dar viena moneta, nežinau dar kokia čia yra. Tai kartu ir pažiūrės. O čia 5 pfenigiai. Ja, išlikus irgi neblogai dar. Čia toksai smėlis, priesmėlis. Silaiko gražiai monetas. Įmam. Ir dar vienas pfenigis. Tiesiai iš balos. Išsimurzino visas, tai žiauriai. Bet ko tik nepadarysi dėl to mėgiamo hobio. Jo, 10 pfenigių, dar vienas. Įmam. Šį kartą signalas 51 buvo ir dar viena. Ir čia greičiausiai irgi pfenigiai. Jo, čia bus 10. Jo, 10 pfenigiai šitas. Pavargęs jau. Įmam. Čia turim signalą 81, 82. Aš truputį iš šoną į krūmus įlindau. Tai čia. Dar neiškasiau, čia irgi yra tas signalų. Tų, aišku, namų čia nebuvo, kai tiksliau tų medžių čia nebuvo, krūmų. Kai ta sodyba stovėjo. Tai. Kur ten? Šaknis sunku iškasti. Na, pažiūrėm. Čia kažkur. Kur? Kartu pasižiūrėsim. O čia kažkas. O čia saktelė kažkokia, jo. Jo, saktelė. Nu, kažko va tokia varinė buvus. Įmam. Dar buvo vienas signalas 46. Čia va yra moneta, tik dar nežinau kokia. O čia yra, jo, smetoniškas 5 centai hebra. Tik tai truputį apaugęs. Jie gražiai atsivalo aliuminio bronza. Gražios monetos buvo padarytos. O tokia va 5 centukai, tarpukaris. Įmam. Čia turim signalą 91, 93. Kažkas tokia panašiai. Čia kažkur jaučiu šitą signalą. Kartu ir pažiūrėsim. Kaipgi čia yra kur. Čia kažkur. Čia. Kažkas. O. O čia, ponios ir ponai, dar viena moneta. Ir čia matau yra carinė. Pažiūrėsim. Kas čia per. Aha. 3 kapeikas. Truputį pavalysiu šią. Gerai, kad dar sniegai yra. Nes vandenį tai pamiršau. Nu va. Tokias 3 kapeikas dar. Ir metus galima įžiūrėti. 1908. Dar neblogai išsilaikęs. Realis dvigalvis matosi ir tokia va gražuolė. Įmam. Čia signalas nuo 70 iki 86. Panašiai toks. Koš. Elena. Papolio neiškasu.
Dar neiškasiu. 8-4. Geras ženklas. Sidabrinę monetą neša. A čia kažkur. Iš kitos. Oi, atrodo matau. Ponios ir ponai, bet neįsitikinę. Jo, va. Be sniegučio nieko nebus. Čia yra moneta, tik tai dar neaišku kokia, aišku, nesidabrinė matau. Jo, čia carinė, matau, pagal dydį 2 kapeikas turėtų būt. Taip ir yra. 2 kapeikos, metų neįžiūrėsi, jau šitą tokia pasitrynus truputį, bet dar kažkas matosi. Įmam. Ponios ir ponai, kadangi jau labai greitai visi išlėksit į miškus, į senus kelius, į laukus, į pliažus, kas dar kažkur sugalvosit pakasinėt, tai yra vienas prašymas. Užsikasam visi dobytės, kur iškasim. Nesvarbu, ar pliažas, ar laukas, ar miškas, ar senas kelias buvęs, susitvarkom po savęs. Ir bus tai visiems ženkliai lengviau. Na ką, ponios ir ponai, tiek tų šiandieninių radinių. 4 carinės monetos, 4 pfenigiai, viena va tokia prašauta moneta sovietinė. Čia kažkoks tai, net nežinau, kas čia, kaltas, šautas, kažkoks tai karpytas dalykas sunkus, bet nesidabras, bet kaip aliuminiui per sunkus. 2 saktelės, toks va sidabrinis žiedelis, 1 kryželis ir carinio kario saga. Tai manau, kaip pirmam kartui, tai superinis kopas, pradžius laukai, šoksim į laukus. O kol kas tiek, ponai ir ponios, likit visi sveiki, nei kamštelio visiems poryte ir jau greitai susitiksim kažkur laukuose arba vėl kažkur miške. Tai šiandienai tiek, einam, ieškom, randam.